Sveiki atvykėjai į Perkūną mėgėjų klubą. Šis turnyras pakankamai buvo aukšto lygio, susirinko apylygės komandos, tai Panevėžio, Kėdainių. Gaila, kad atsisakė Sostinės krepšinio mokykla, vienintelė pajėgi komanda. Kokios emocijos gali būti laimėjęs finalą tokiu dideliu skirtumu. Norėsi, kad būtų atkaklesnė kova, tačiau pasimatė taktikos klaidos, gynybos klaidos, žaidėjai nesupranta, kur kam gintis, kurioje vietoje, kaip puolime stovėti, kurioje vietoje. Yra dar kur dirbti. Kitą savaitę prasideda miesto čempionatas, kur galėsim tas pataisytas klaidas per treniruotę vėl tobulinti varžybų metu. Toliau spalio 21 prasidės Lietuvos čempionatas, kur startuosim su Biržų komanda. Kaip šviežiausios nuotaikos po turnyro? Nežinau, išvargę. Šiaip gerai, jeigu būtumėm per finalą. Laimėję žinoma gerai, bet supratom klaidas šiaip pasiruošę sezonui. Tiesiog mes kažkaip motivacijos neturėjom, tokios sportiškos ir viskas, nežinau. Turnyras buvo linksmas labai, tik pritrūko kažko, negrįžom į gynybą ir taiklumą. Daugiau galėjome įmesti taškų. Šiaip viskas buvo gerai. Labai sunkios buvo, gavom stiprų priešininką. Nuovargis padarė savo. Po vakarykščių varžybų dviejų. Vos ryte ant kojų atstovų, išsirideno tiesiog iš lovų. Sunku buvo. Kaip pernai sekės Lietuvos pirmenybėse? Nežinau. Sunkiai iš tikrųjų sekės, tačiau gal biškį pasistengėme. Ir išlikome antram divizione. Sieksim aukštumų šį sezoną. Mes žaidžiam antram divizione. Žaisim šitais metais jau ketvirti metai. Labai prieš 3 metus praėjusius labai skirtingi sezonai buvo. Vienais metais komanda užėmė aukštą pirmas vietas, praeitais metais paskutinės. Lietuvos sezoną jaučiam 100% užsitikrinę tokie, fiziškai pajėgus esame. Manau, kad Lietuvoje imsim prizinę vietą tikrai. Stengsimės ir nugalėsim. Žinau, kad mano manimui reikėtų gynėjams greičiau grįžti į gynybą. Tas yra svarbiausia. Gynyba. Sezono pasiruošimas vyksta greitingai. Sezono pasiruošimą pradėjom Daugų miestelį. Tenai stovyklavome 10 dienų. Grįžę taip pat didelį dėmesį skiriam fiziniam pasirengimui visą rugpjūčio mėnesį. Į salę eidavom tikrai metimam, padirbt metimam ir lengvam pasižaidimui. Toliau nuo rugsėjo mėnesio ėjom į salę, tenai pradėjom išduoti derinius, gynybos sistemas. Šiais metais jau vyrų krepšinis, kaip pasakyti, jaunučiai, viskas galima, zoninės spaudimai, gynybos. Toliau 7 kamuoliai, 1-5, konkurencija žaidėjom dėl vietos 12. Aš manau, jei jaunuoliai taip dirbs, kaip dabar, viskas bus gerai. Tai tikrai pasieksime nemažai pergalių, tačiau svarbu, kad būtų pasveikus noras ir aikštelė įvykdytų, kas yra jiem liepiama, ne kad sugalvota, man taip dabar daryti, anaip ir toliau. Kreiptų dėmesį į klaidas ir tada viskas bus gerai. Nes komanda yra nebloga, tik reikia jiem daugiau motivacijos ir klausyti, kas dar kartą akcentuoju, kas jiem liepiama. Ir nedaryti aikštelę kontaktų. Stengsimės, mūsų komanda šiaip yra stipri, jeigu yra geras nusiteikimas, gerai pasiruošę. Jeigu visą sezoną tokia būsim, visas varžybas ir laimėsim. Ką šiandien valgyti pietų? Nežinau, kol kas dar nieko nevalgiau. Pietų nebuvo. Pusryčiam tik ką žinau, su pušiniu suvalgiau. Skanu buvo. Kaip jau Nieko nevalgiau. Kam kaltę verčia šiandien? Martynai šitą. Va šitas, pažiūrėk.
Gina!